Kaip čia vadinasi tokia sistema? Socializmas. Ačiū. Apie ką yra gegužės pirmoji? Gegužės pirmoji yra apie darbuotojus, apie darbo klasę. Ir ką jie veikia? Darbuotojai dirba, bet nori dirbti mažiau, geriau ir gauti daugiau pinigų. Norėčiau vieną dieną pasakyti, kad gegužės pirmoji tai yra šventė ir galiu pasidžiaugti, kad viskas jau padaryta darbuotojų labui ir kad pagaliau galime džiaugtis, kad jie gali jaustis saugiai darbe. Bet šiandien gegužės pirma dėja yra ta diena priminti, kad dar ne viskas yra padaryta. Paskutiniai skurdo rodikliai rodo, kad pajamos darbuotojų auga nepakankamai stipriai, apklausos rodo, kad darbuotojai jaučiasi emociškai išsekę ir nemato pagarbos elemento savo darbo vietose. Tai yra, matyti kertiniai dalykai, kuriuos mes visi turim spręsti. Ir man atrodo, šiandien yra ta diena, kai turime, nepaisant to, kur mes esame, kokiai pozicijai bebūtume, solidarizuotis ir visi prisidėti prie to, kad darbuotojai jaustųsi saugiai ir pakankamai gerai. Apie ką jums gegužės pirmoji? Apie darbo dieną už darbuotojų teisės, apie jų orumą, apie didesnės algas, kurios turėtų būti, apie, kaip čia pasakyti, solidarumą, už didesnį rūpestį darbdavio darbuotojui ir už didesnę laisvę ir lygybę. Hi. Hello. Did you mention this is one of your first May 1st events? How come? Haven't lived in Lithuania that long for a start, but also where I was in New Zealand, they celebrate their Labor Day on a different day. So theirs is actually a shifting one. It's like some Monday, Sunday, Saturday in October. I can't remember. No one ever really remembers when Labor Day is in New Zealand. They just know it's sometime near the end of the year. Is it a public holiday, just like here? It is a public holiday, yeah. Ką tai yra gegužės pirmoji? Apie galimybę kalbėti apie problemas, kurių pas mus vis dar yra labai daug, apie galimybę susiburti su žmonėm ir supras, kad ne čia maždaug tos problemos, su kuriuom susiduriu darbovietėj, ar tiesiog, kad mano draugai kažką susiduria, tai nėra tik tai mano kažkoks įsivaizdavimas, mes čia susirenkam nebereikalo, mes esam solidariai vieni su kitais. Ir man šita diena ir yra tokia ir kovos su savo teisės, kovos su savo visų aplinkinių teisės ir už tų, kuriem patiem kartais yra sunku pastovėti už save ir prieš darbdavius ir taip toliau. Betgi dabar jau viskas pakito, dabar jau nefabrikuosi, dirbam prie kompo, tai kam čia? Gal jau nebėra tos takoskyros, tos vadinamos tarp darbdavių, tai yra samdytojų ir darbuotojų, ar tiesa? Nu, jeigu tik tai užbipinsi, tai aš norėčiau pasakyti, nepėdjūs mums proto. Yra ta takoskyra ir tikrai yra. Bet tai čia liberalai kasmet tą patį sako ir jiems pagal programą reikia taip sakyti. Tai šiaip tai gerai, Tegul kasmet kelia šitą klausimą, tai ir toliau jų niekas neišrinks. Ir tegul toliau kelia šitą klausimą, o tada stebisi, kaip čia ta kraštutinė dešinė išaugo. Tarpusme, kai neatliepia liaudės poreikių, tai ir auga visokios kraštutinės dešinės. Tai jeigu toliau bandysim mums protą, kad ne va čia jokios takoskyros nėra, nu tai bus ir Trumpas, ir Žemaitaitis. Kas dar yra pakeitę galbūt nuo tų laikų, kada prasidėjo gegužės pirmos judėjimas ir kas išliko dar toks taip pačiai ir ką dar reikėtų pakeisti? Tai man labai džiugu matyti, kad iš tikrųjų žmonės yra neabejingi ir drąsiai pasako, kas yra negerai. O visiems skeptikam noriu pasakyti, kad tai yra apie pagarbą. Tai jeigu jūs drįstate pasakyti, kad gegužės pirmoji diena yra tiesiog niekinė diena, kuri kainuoja darbdaviui labai daug, tai čia yra požiūris į mūsų darbuotojus, kuomet tu matai skaičius, bet tarp tų skaičių nematai žmogaus. Ir iš dalies įrodo, dėl ko vis dar reikia gegužės pirmos. Gerai. Jinai privalo būti. Ir mes privalome ją išsaugoti. Ir kiekvienais metais iniciatyva tas pats per tą patį, tie patys žmonės teikia. Bet bent jau aš esu rami, kad per artimiausius 4 metus aš tikrai darysiu viską, kad gegužės pirma diena išliktų tokia, kokia yra šiandien. Labai gerai, mes taip pat. Ačiū Jums labai. Ar gauna didelę algą? Ne, aš dabar bedarbis. Jaučiasi neužtikrintumas dėl ateities, dėl technologijų, kurios progresuoja.
netgi tos profesijos, kurios anksčiau atrodė prestižinės, galima sakyti, tai dabar jos galimai neišnyks, bet daug tų žmonių, kurie to užsijima, aš šneku apie programuotojus, pavyzdžiui, tai jų dabar gana daug nebereikia. Tai aš vienas iš jų ir jaučiu, kad galbūt vėl teks keisti profesiją. Ar pastebėjote kažką keisto? Gal pastebėjote, kaip suprastėjo video kokybė? O gal pastebėjote, kad čia jau net nebefilmuota medžiaga? Iš tiesų šitos paskutinės sekundės niekada net nebuvo. Ji sukurta dirbtinio intelekto vienu mygtuko paspaudimu ir per kokias 15 sekundžių. Tai ir yra tos technologijos, apie kurias kalba Ilja. Bet kol kas tos technologijos negali sudalyvauti proteste, jo nufilmuoti ir jums parodyti. Ta galime padaryti mes, bet mes tą darome tikrai ne per 15 sekundžių ir tikrai ne vieno mygtuko paspaudimu. Tai reikalauja nemažai pastangų. Tai jeigu jums patinka, ką žiūrite, ką matote ir jeigu norite prisidėti, tai kaip tai padaryti, rasite aprašyme, o mažiausiai tai jau ten like, share and subscribe and all that rap. Bet čia dar to ne taip ir senai tiek daug Lietuvoje buvo prišnekėta apie tai, kaip visi varykit programuoti, čia tipo viena perspektyviausių, žinai, profesijų ir dabar kiek čia, 5-6 metai praėjo ir staiga nebereikia, viską dirbtinis intelektas pakeičia, kas vyksta? Nu taip ir gaunasi, dėl to, kad mes visi esam tiesiog, taip sakant, darbo rinkos, kapitalo įkaitai ir tiesiog mus naudoja ten, kur reikia ir viskas. Ir mes turim tiesiog prie to prisitaikyti. 2019 metais į šitos rūmus, kuriuose kažkada gyveno Muravjovas Palikas, įsikraustė Gitanas Nausėda, mūsų demokratiškai išrinktas prezidentas. Jis mums pažadėjo gerovės valstybę. Nuo to laiko praėjo 6 metai. Kokią mes dabar turim gerovės valstybę, aš jums papasakosiu. Mūsų Gini koeficientas, kuris matuoja pajamų nelygybę, yra antras Europoje. Už mus nelygesnė yra tik tai Bulgarija. Mūsų Gini koeficientas yra 36,7. Už mus pajamomis lygesnės tokios šalys kaip Bangladešas, Mongolija ir Irakas. Gal turi šiaip kokių istorijų, kas užkniso, kas dar šiais laikais, ko nesupranta žmonės, kurie sako, kad reikia atsikratyti gegužės 1-osios. Kas dar šiais laikais užknisa? Labai užknisa, kad yra tas toksai kaip piramidės schemoje, maždaug susisluoksniavę visi savo darbo lygiuose ir pareigose ir vieni kitiem lipa ant galvų. Aiškina, ką daryti, nors turėtų žmonės būti vieningi ir daugiau tolerancijos būti, manau. Čia tikriausiai išdava to, kad visi konkuruoja tarpusoje, ne? Taip, yra ta konkurencija, o turėtų, manau, būti daugiau bendrystė siekiant bendro tikslo. Kad ir, pavyzdžiui, didesnio kapitalo, tai visi turėtų bendrystę turėti didesnę ir kartu dirbti dėl bendro tikslo. Jeigu, pavyzdžiui, uždirbo kompanija daugiau, nes visi dirba bendrai, tai galima tą bendrą turtą pasidalinti, kad ir mažesnėmis dalimis, bet uždirbti daugiau. Čia kaip kooperatyvai tikriausiai veiktų, kada kiekvienas darbuotojas taip pat irgi turi dalį, žinai, to viso pirago kompanijos sukūrimo. Taip, dalintis piragu, taip. Gerai. Ačiū labai, tuomet lauksim ir kitose protestuose. Ačiū. O, išties geras. Bet šiaip mokyklą baigiai? Baigiau, tai. Į universitetą ėjai? Ėjau. Įgūdžius turi kažkokius, tipo, gali kažką daryti? Nu, kažką galiu daryti, aišku. Bet darbo ne taip lengva gauti. Nu taip, dabar bus daug sunkiau tikrai. Ir esmė tame, kad, jeigu mes turėtum kitą sistemą ekonominę, kurioje, žinai, žmonės galėtų koordinuoti ekonomiką ir nekonkuruoti viens tarp kito, tarp skirtingų organizacijų, o kažkaip planuotai viską daryti, tada būtų daug paprasčiau. Galbūt ir dirbti tiek nereiktų ir mes nebūtumėm tiek priklausomi nuo to darbo. Kaip čia vadinasi tokia sistema? Socializmas. Ačiū. 2024 metais daugiau nei 167 tūkstančiai mūsų bendra gyventojų gyveno visiškame absoliučiame skurde. Tai yra visa Klaipėda. Įsivaizduokite Klaipėdą, kurioje gyvena vien totaliai skurstantys žmonės.
Ties skurdo rizikos riba buvo visas Vilnius, tai yra 620 tūkstančių žmonių. Tai yra 21,5% šalies gyventojų. Nuo 2019 metų, kai gerovės prezidentas atėjo į valdžią, šis procentas nesumažėjo, o išaugo nuo 20,6% iki 21,5%. Apskritai, prekariato laikais, kai darbas yra tiesiog nesaugus, tas psichologiškai žmonės irgi lenkia į konservatyvumą, į rizikos vengimą, į atsivertimą į kažkokias tradicinės, žinai, ir mitinės praeitis, kada buvo saugiau. Tai tokiam kontekste aišku, kad viešėstumėt kraštutinė dešinė. Jo, bet tam yra alternatyva. Ir ta alternatyva yra irgi laiko patikrinta, tai yra kairė. Tai, man atrodo, čia jau kažkam sakiau, kad, tipo, pridusinot kairę, o tada stebitės, kaip čia ta kraštutinė dešinė išaugo. Tai natūralius plėšrūnus išnaikinot, šitų visų diktatorių, tai jie ir bujoja. Tai žmonėm reikia kažko, kas atlieptų biškį jų poreikius pasaulyje žiūrą ir jiem pasakytų galiausiai, kad viskas su tavim tai normaliai. Tai kad čia biškį su visko kitu pasaulyje netvarka. Tai, liberalai to nesako, kraštutiniai dešinėjai tai pasako. Galėtų tai sakyti ir kairė, būtų gal biškį geriau, bet yra kaip yra. Kairysis populizmas tikriausiai vienintelis mūsų šansas. Jo, toks nedurnas kairysis populizmas, manau, yra mūsų geriausias šansas. Tai yra paimti tai, ką sako Žemaitaitis ir išvalyti visą tai nuo antisemitizmo, debilizmo ir kitų nesąmonių. Amen. Ačiū tau labai. What do people do? I'm not really sure, but most people, some people go to, there's sometimes conferences or something that happens. I know the one of them is like, it's not as political here, as it is here, I would say, the Labour Day in New Zealand. It's just a day off. Also, the one thing I remember happening in Auckland specifically is they always have a big, event called Armageddon, where it's like the Comic-Con of New Zealand. Tai va, tai tokia ta mūsų gerovės valstybė, kurioje kaip 19 amžiuje kūrėsi miestų proletariatas ir tai per 6 metus Gitanui Nausėdai pavyko ją įgyvendinti. Kaip norėčiau pabaigti šią kalbą, tai kad nei Algirdas Mykolas, nei Valdas, nei Dele, nei Rolandas, nei Gitanas mums gerovės neatneš, turėsime dėja išsikovoti ją patys.